brolių Montvilų gimtinės įamžinimas. Šėtos parapijoje Mitėniškių kaime 1850 metais gimė garsusis Juozapas Montvila, kuris pasižymėjo kaip didysis Vilniaus filantropas, labdarys. Įkūrė daugiau negu 20 visuomeninių organizacijų, rėmė kultūrą, parodas, menininkus, vargšus ir daugybę kitokių dalykų jis yra padaręs. Elektrinė prisidėjo Vilniaus. Vėjo malūną vienas pirmųjų pastatė Mitėniškių kaime. Žodžiu, buvo visapusiškas žmogus. Ir aš nutariau įamžinti jo atminimą 2021 metais. Kreipiausi į kultūros, švietimo, mokslo organizacijas, įstaigas, į Lietuvos banką, kad paremtų atminimo akmens pastatymą jo gimtinėje. Bet jie visi atsisakė. Pagaliau Jonavos rajono savivaldybė ėmėsi darbo, įsteigė komisiją. Komisija nutarė, kad reikia įamžinti ne vieną Juozapą Montvilą, bet ir jo brolius. Ir tokiu būdu 2024 metais pagaliau procesas pajudėjo. 2024 metų spalio mėnesį buvusio Mitėniškių dvaro teritorijoje prie keliuko prasidėjo darbai. Buvo pastatytas paminklas ir taip pat rodyklė į dvarvietės vietą. Kas čia pastatė, galite pasakyti? Barstonas. Ačiū. Dar po kelių dienų aplink paminklą buvo sudėti lauko akmenys, atvežta žemių, išlyginta ir paminklas paruoštas šventinimui. 2024 m. lapkričio 29 d. penktadienį 12 val. Susirinkus įvairioms organizacijoms, svečiams, giminėms iš Prancūzijos, Belgijos, Airijos, Serbijos ir iš kitur, šio paminklo iniciatorius, Šėtos klebonas Robertas Skarinskas, pašventino paminklą. Vincentas Montvila, Kletis. Jisai yra buvęs filmologas, jisai veisė bendrovės, ideologija, tai mielo apie mažytus Montvilos pavadinasi. Tai dabar mes radom tos Geneto Montvilos babtuose, mes žiūrėkit po kelių metų jau užveisime šitą sugrįžtų Montvilos, kad galėsime atvažiuoti paragauti. Bet nesenai mes ieškojom Vokietijoje, ieškojom Lenkijoje, nėra kur tai auginti, bet jie geno fonde yra. Ir mes suradome, kad važiavome ten be 10 gyvūnų turi, iš to geno fondo saugoja savo kolekciją, mums yra užsakyta, turėtų veisti. Irgi jisai palaidotas yra Pagiriuose koplyčia, irgi iš jo giminės yra palikuonio šiemet vykę. Būtent šitie du Montvilos atėjo vaikų, kurios palikuonis yra. O Stanislavas tai paskutinis Juozapas, kuris bankininkas buvo, irgi daug labai, kaip klebonas sakė, daug labai rėmė visokių organizacijų, tai šietų tai mokyklą įkūręs, kad dalykas tenai galėjo nepasisūryti. Šiandien bažnytė pakabinta jam. Tai gal daug nesitęsim, gal dabar prašysime, kad iš Montvilų gal palikonių ponę. Esu Montvilaitė. Ilgą laiką galvojau, kad aš esu viena Montvilaitė. Pasirodo yra mūsų daug daugiau, esu labai laiminga tuo. Ir pavyko sugrąžinti ryšius su Montvilų palikuoniais, kurie gyvena užsienyje. Ir aš šiandien labai džiaugiuosi, kad galiu visiems pristatyti dviejų Montvilų, kurių vardai yra čia palikuonis. Tai Aleksandro Montvilos proanūkis ir proanūkaitė, brolis ir sesuo Paulius ir Elena Montvilai, kurie atvyko iš Airijos, iš Dublino ir iš Šenino. Prašom, pasirodykit, come a little bit closer, show yourself, don't be just so everybody will know who you are. Tai čia yra Montvilų palikuonys, yra mūsų žemiečiai, lietuviai ir kito brolio Vincento Montvilos proanūkai, Kanadoje užaugę,
ponai Jurgis ir Jonas Oriurkai, kunigaikščiai Oriurkai, turintys kunigaikščių titulą. Pagal tėvo liniją airiškos kilmės, pagal motiną, tai yra močiutę, Vincento dukra, Montvilai. Taip kad ačiū Jums atvykusiems. Ačiū. Thank you so much coming here. Це вітаємо всіх забраних тут. Ми już 9 listopada byliśmy tutaj. Artur pokazał один рейд historycznej pamięci po Kowiańszczyźnie i Łaudzie. I tutaj byliśmy z garcerzami, z gościami z Polski. I Artur nam już przedstawił ten pomnik, to miejsce, opowiedział dla młodzieży Wędziołowskiej Szkółki Języka Polskiego, для гарцерów z Wrocławia i z drugich miejsc. Było około 60 ludzi. Bo już my udali hołd dla tego miejsca, podziękowali, pomodlili się, harcerzy złożyli tutaj wszystkie ceremonie, zapalili znicze. Dziękuję jeszcze raz, że pamiętasz nas, że jest przedstawiciele tego rodu. I Wędziołowia też na cmentarzu leżą Montvilai, których udało się uzyskać, że šiemet mes turėjom ypatingai daug svečių, kurie kartu panoro ne tik tai Vędziołowai kartu dalyvauti, bet ir po šitą kraštą. Dear brothers and sisters, Montvilus, we are all the family. Mėly broliai ir sesės Montvilus, aš taip pat turiu labai mažą dalelę Montvilų ir aš labai to didžiuojasi. Dear all scientists, retired and still are working, visi mokslininkai, nežinodami kodėl pasirinkę fiziką, visi mes esame iš čia. Dėkoju Jums visiems. Thank you for all of you that you are coming, and we say for all of you very great ačiū. Very great thank you. Labai Jums ačiū. Ir šitą mažą ačiū mes jūs rasit kiekvienam. Prašysim šiandien Raimundai pagalbos, kaip šių namų šeimininkui su paroda. Ta mažą ačiū visiems išdalint. Dalelę, everybody of you know. Mes kiekvienas lietuvis iš mažos ar didžios Lietuvos turim lietuvišką širdį. Ir kiekviena širdyje yra tai, kas yra mums brangiausia. And this is main and is more important for us is Vytis in Polish Pogone. And part of Vytis comes to Oriurki family and part of Vytis comes to Montvil's family. You will spread it on the Christmas. Oriurki family and Montville family. And the other kitas mūsų puoselėtojas, our initiator is priest Robertas Krinskas. And now he is rich. He got one more parish. Mūsų kunigas puoselėtojas ir iniciatorius visa širdim Montvilą. Praturtėjo, vakar gavo dar vieną Montvilinės dalelę. Ir kad sakom, kad mes atpažintume mūsų kapelioną Montvilų, mes dovanojam jam švytinčią širdį, kad visada važiuojant dviračiu ir važiuojant iš mokslininkų, iš mecenatorių, kiekvienas atpažintų atvažiuojantį su širdim Montvilą, kunigui Robertui, visada keliaujant su šviečiančia širdim ir Dievas tas saugo jūs. Ačiū visiems. Noriu labai padėkoti už tai, kad atmintis yra gyva apie Montvilus ir kad šiandien tikrai dalyvaujame tos palyginės lentos atidengime. Ir labai noriu padėkoti nuo ponios Ivonos iš Varšuvos, kuri yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių asociacijos prezidentė. Šitos asociacijos narė esu aš, yra ponia Romualda, yra Sigita, yra Kranutė, yra taip pat Kauno Lenkų bendruomenės pirmininkas Andrius. Žodžiu, gal ir daugiau dar yra, kur nepažįstu, bet iš tikrųjų visų jų vardų labai norime padėkoti tiem iniciatoriam, kad jūs ryžotės tikrai tą atminimą šitų garbingų žmonių, kurie labai nusipelnė Lietuvai, kurie savo
šitiek gerų darbų padarė, tiek labdaros organizacijų kūrė. Tai žodžiu, iš tikrųjų didžiausia pagarba yra jiems. Tai labai ačiū už tą atmintį ir ačiū visiems, kurie čia šiandien susirinko pagerbti. Dziękuję serdecznie Państwu, którzy przybyli z daleka i oczywiście witam w imieniu tego stowarzyszenia. Same serdeczne życzenia Państwu i również wszystkim organizatorom, które dużo dołożyli się do tego, żeby upamiętnienie tego miejsca, tego dworu i tych ludzi, którzy zrobili bardzo dużo dla Litwy i dla naszego kraju, to ta wdzięczność niech będzie. I po jednym kwiatu chcę złożyć dla tych bardzo zasłużonych ludzi dla naszego kraju. Šitos giminės galelę kraujo. Gita, netyčia. Sakau, papuoliau netyčia, gal būčiau nesudalyvavęs. Paprašė portretą pataisyti. Visiems tik pasakysiu, kad mes turėjom 3 brolių portretus ir neturėjom Aleksandro. Vienintelį portretą turėjo 80 metais ir buvo labai neryški nuotrauka. Tai ką padarė Jonas, jis yra profesionalus dailininkas, portretistas, jis atstatė iš to rūkų aptraukto portreto, jis atstatė žmogaus veidą ir palikuonis labai patenkinti, sako, geriau ir nebuvo galima padaryti iš to, ką turėjom. Tai va, jis ir restauratorius, ir dailininkas, ir dėka jo turim dar 4 veidą. Aš neprofesionalus, aš mėgėjas. Nesvarbu, bet tapai profesionaliai. Taip pat ačiū labai pačiam. Ačiū jūsų dėmesį į paskutinį Vladislavą Montvilą, kuris nėra čia. Jisai tenai Archangelisko platybėse. Tai galbūt galimybė būtų gražinti jį dvasiškai. Kažkokią galbūt atmintiną vietą padaryti, galbūt kažkokį solelį, gal kokio tai biustą, gal tuščią kėdę, kaip siūlė Judita, galbūt kapinėse, bet paminėti reikėtų. Ir aš siūlau artimiausių metų, tai būtų sekančių metų, 2025 metai, birželio 27, tai yra Vladislavo vardadienis. Ir reikia daryti dėmesį, kad jo gimtadienis yra 1885 metais, datos mes nežinom, bet būtent tokia būtų kaip ir jubiliejinė. Ir aišku, žinoma yra frazė Abiejų tautų Respublikoje už mūsų ir jūsų laisvę. Tai būtent birželio 27 dieną pasirodo tam kalendorijoje rėkte rėkiama, kad tą dieną 1916 metais Šveicarijoje buvo susirinkę daugelis tautų atstovų ir tenai buvo pabrėžta pirmąjį kartą oficialiai dėl nepriklausomos Lietuvos atkūrimų kaip valstybės. Toks Manionis buvo senasis, prižiūrėjo tą Šventąją Mariją, Šventą Mergelę Mariją. Ir jisai pasakojas, kad atėjus savaitgalį Vladislavas reikalaudavo, kad vaikščiotų visi vyrai su chrominiais batais. Ir nemėgo tokių pijokų. Visą laiką patikindavo, kaip žmonės eina į darbą. Tai va. Tai tikiu, kad mes bendrom jėgom įprasminsime bent jau dvasiškai tą mūsų geradarių, labdarių žmonių, kurie čia gyvena, kūrė, tai galbūt būtų kūrę toliau atminimą. Ačiū Jums. Esu narė Bajorų sąjungos ir norėčiau pasakyti, kad mano tėvas buvo gyvas liudininkas ir iš spirito kombinato, kuris yra Panevėžyje. Aš turiu net knygelę jo darbo 48 metais. Po 48 metais buvo išvežtas į Rusiją ir, reiškia, aš gimiau jau tremty. Mūsų sąsajas yra su Montvilais tuo, kad, reiškia, Boleslavas Urbonavičius vedė Michaliną Montvilaitę, kuri buvo Stanislavo Montvilos dukra. Taip supratau. Tai va, yra mūsų sąsajos toks ir labai dėkoju už šitą pagerbimą, už šitą paminklo pastatymą. Labai dėkoju taip pat mūsų asociacijos nariai Sigitai, kurie ėmėsi šios iniciatyvos. Ir mums labai malonu, kad viskas pavyko. Labai ačiū visiems už dalyvavimą. Ačiū. Ačiū. This is Montvila ir turi 2 Montviliukus. You have 2 son Montvils and mother's life. Line is still alive. You made it in English. For the pupils, it's possibility to learn Irish English. Well, thank you very much Ačiū labai Jums. from the Montwills for this. This is fantastic.
kad yra šitą nuostabų ir fantastišką mano atminimą mano šeimai. My father left in 1940, Mano tėtis paliko Lietuvą 1940-aisiais and he would be very proud of this day. ir jis labai didžiuotųsi šią dieną. Also, he was a famous professor. That's right, yes. Ir Aleksas Montvilas, Pauliaus tėtis, buvo žymiausias Airijos profesorius fizikas. He works with CERN. That's And right. with Fermilab. He went to Ireland and he went to a university and he stayed there till the day he died. Ir jis išvyko į Airiją, išvyko 4 ir tapo, baigė universitetą ir tapo žymiausiu profesorium Dublino universiteto koledže iki pat mirties. For about 60 years. 60 metų jis profesoriavo. Ir taip pat dirbo CERNO kaip dabar ir Fermilab, and he found the quark. Yes, that's right. Ir jis gali didžiuotis, kad jis atrado kvarką, žavųjį kvarką, the charm quark. Žavųjį kvarką, he was also produced, write 2 books. He wrote 2 books. Jis parašė 2 knygas, vieną apie kvantinę fiziką, o kitą apie šviesą. And quantum physics was the second book. Ir kvantinės fizikos antrąją, and prepare more radio interviews. Radio interviews. Ir jis paruošė ir paliko, kiekvienas galit pamatyti, Paulo dėka, interviu apie fiziką, kelios minutės, jų yra 150. Yes, that's right. 150 jo paruošta laidų apie fiziką, mokslo populiarintoje. And he played chess and bridge for Ireland. Ir jis taip pat dalyvavo čempionatuose žaidžiant už Airiją šachmato ir bridžo. Pasauliniuose čempionatuose. Ir tėtis labai, Paulas sako, tėtis labai didžiuotųsi šią dieną. And he in 2013. Yes, passed away in Ir 2013. 2013 jis suplanavo visą Montvilų šeimai kelionę į Lietuvą, bet labai gaila, prieš 3 mėnesius, 2003 prieš kelionę, jis mirė nuo širdies smūgio. But you were in 2013 in Lithuania, the first time. Yes, first time back. Ir pirmas sugrįžimas Montviliuko buvo 2013. Nors tėčio nebuvo, bet čia sugrįžo. And you have maybe that spirit of the fathers together with us. Yes, yes. Ir Yeah. šiandien tėčio dvasia ir senelio Stanislovo, also your grandfather, Yes. ir senelio Stanislovo dvasia, tai Aleksandro anūko dvasia yra šiandien kartu su mumis. Jie sugrįžo į Lietuvą. Reikėtų paminėti vieną dalyką, kad Paulius pagal savo krosnelio ir senelio liniją yra Troškūnų dvaro vienintelis paveldėtojas. Jei tai būtų įmanoma. Okay, yes, you have only Įstatymai to neleidžia, bet tai yra only Troškūnų dvaro Montvila from savininkas. Troškūnai, and if you will be positivity, you will be returned as say, but it is in our... Now, we wish you to get the Lithuanian citizenship and came back with your children and all sisters to Lithuania. Taigi palinkėsim gauti Lietuvos pilietybę ir sugrįžti į Lietuvą kartu su mumis, kad matytumėt Montvilą. Ačiū visiems. I will be brief. I will not speak too long because you're standing in the cold, but I want to thank you very much for what you're doing for the Montfield family. And I want to also say it seems to be very important to do such events and have such memorials put up because we, as we were born in Canada, my father left in 1940. He spent the war in a bit in Königsberg and in Poland. At the end of the war, he escaped. He went west. He went to Germany and then Belgium, and finally went to Ireland. Spent 5 years in Ireland, and then went to Canada. And my brother and I were born in Canada. And what happens when you're born in a different country with a different language, you tend to listen to your parents a little bit of the stories, but most of the time they go over your head, and you're thinking more about playing hockey with your friends in the street than what was Lithuania. And it's only now I'm 70, I've retired, and I realize how important it is to go back to your roots and understand them. So from the bottom of my heart, I want to thank you very much for what you've done today, and it means a lot to me, and I'll continue coming back as much as I can. Thank you. Aš kalbėsiu trumpai, nes šaltoka, bet ačiū jums visiems susirinkusiems. Ir tai yra labai svarbu, kai tavo tėtis palieka Lietuvą per karaliaučių ir pasitraukia į vakarus ir apsistojo Kanadoje, kai tu gimėjai
svetimam krašte ir žaisdamas ledo ritulį, tu su kitais lietuviais, tu suvoki, kad ką tavo tėtis šnekėjo apie tą šalį, kurios tu nematėjai. Ir labai malonu čia sugrįžti ir jausti, kad atrasti šaknis ir būti čia yra kiekvienam svarbu, kas iš čia išėjo. Ačiū labai, thank you very much. Kiekvienas jūs galit pasikalbėti ir okej. Jeżeli tylko mogę 2 słowa dodać do tego, co brat powiedział. Wydaje mi się, że co widać dzisiaj, to jest, że to, co pozostaje po nas, po naszym czasie na tej ziemi, to jest to, co dobrego zrobiliśmy. Jeżeli są wspominani ci 4 bracia, to jest dlatego, że coś zostawili po sobie dobrego i to jest to, co żyje, więc jest to dla nas chyba wszystkich wyzwanie, żebyśmy podobnie starali się żyć nasze życie, aby po nas coś dobrego zostało. Oprócz czego tylko takie wspomnienie o moim ojcu, który był osobą może trochę melancholijną. Mi się wydaje, że mimo, że sobie stworzył nowe życie po emigracji, nigdy nie zapomniał tego kraju. Zawsze nam opowiadał o tym, jak się mu miło spacerowało po lasach tutejszych ze swoim psem. Myślę, że jak chodził po ulicach montrealskich, czasami mu łezka wokół napłynęła, bo zawsze nosił w sercu te miejscowości, ten kraj, to co tutaj przeżył w dzieciństwie i w młodości. Także ufam, że jest z nami i się cieszy z tej uroczystości, że jesteśmy z powrotem na jemu tak dobrze znanych terytoriach. Dziękuję. Dar norėjau pridurti prie brolio žodžio, kalbėdamas lenkiškai, kad jeigu mes čia matom jūs visus susirinkusius, tai matomai šitie 4 žmonės, mums artimi žmonės, padarė labai daug gero. Ir tai yra siektina kiekvienam būti iš mūsų, kad po mūsų mus prisimintų ir susirinktų taip pat. Ir tėtis, tai yra Juozas Oriurkė, Vincento Oriurkė anūkas, vaikščiodamas Monrealio gatvėje, prisimindamas Lietuvą, dažnai nubraukdavo ašarėlę ir prisimindavo, kaip jis vaikščiodavo su savo šunimi po šitas vietas ir po mišką. Ir nors jis buvo melancholiškas, bet tai jam buvo malonu. Ir šiandien, kai jis mini, kad jis tikrai yra čia ir jis sugrįžęs į Lietuvą. Ir visada yra prisiminti, tiek jiem yra įpareigojimas, kad gyventi taip, kad po jų juos prisimintų. Sektinas tas pats pavyzdys jų protėvių, jų tėčio ir esančių. Ir ačiū visiems jums susirinkusi. Gal kas iš jaunimo? Labai norėčiau dar visiems pasakyti, vakar bešnekant su Jurgiu ir Jonu Oriurkais, papasakoju labai įdomių dalykų, tokių detalių, kurios, manau, būtų labai smagu išgirsti lietuviams. Būdami Lenkai, laikydami save Lenkais, gimė šitoj žemėje ir užaugę, jų močiutės Stefanija Montvilaitė Oriurkė, kuri gimė Vaivadiškių dvare ir tenai augo lenkiškoje dvasioje. Samdėsi lietuvišką mokytoją ir puikiausiai šnekėjo lietuviškai ir rašė lietuviškai. Buvo asmeninė Smetonos šeimos draugė. Smetonas organizavo išvykimą šeimai 39 metais, kada jau buvo didžiulis pavojus būti sunaikintiems. Smetona įsakė pasieniečiam atidaryti būtent šiai šeimai išvykimą, tai yra kelią. Tai kaip Smetonų šitą šeimą išsigelbėjo. Kitas dalykas, kas man labai irgi patiko, kad Stefanija puikiausiai rašė lietuviškai, šnekėjo, neatitrūko nuo Lietuvos, nes Montvilai giluminiškai yra lietuvių kilmės bajorai. Ir dar vienas dalykas, kad Jurgio ir Jono tėtis, Vincentas Oriurkis, gimęs Lietuvoje 1909, turėjo lietuvišką pasą ir su lietuvišku pasu išvažiavo per sieną 39.
Ne su lenkišku, bet su lietuvišku. Puikiai šnekėjo lietuviškai taip pat. Taip pat ačiū šitai giminiai, išlaikiusią tiek lenkišką pusę ir tiek pat lietuvišką pusę. Dėkui Jums. Tai prezentacija savo šeimos ir didelis dalies mūsų istorijos. Mes atvykom į Žeimių mokyklos daugiafunkcinio centro. Esame 8 klasės mokiniai. Ir kadangi mūsų dabar tema kaip tik einam Lietuvos Lenkijos istoriją, tai mums labai didelė garbė išgirsti apie Montvilų šeimos giminę. Ir labai smagu, kad čia susirinkot ir mums labai džiugu, kad atvažiavo giminė ir prisistatė. Ir kad mes galim mokintis iš jūsų žodžių ir daugiau žinot apie. Ačiū visiems. Ačiū tolimiems svečiams, Montvilų palikuonėms atvykusiems į mūsų tą tokį renginį. Dėkoju visi susirinkusiems, radusiems laiko ir saviems iš savivaldybės, ir kolegos, ir vietiniai, ir iš Vandžiogalos. Ačiū Jums. Gero Jums dar pabuvimo Lietuvoje, aplankyti, gal turėsit laiko aplankyti daug tą, ką turit aplankyti. Daug kur Montvilai palikė savo, kaip sako, antspaudą. Tai ačiū Jums, kad atvykot ir skaitau, kad šitą renginį mes baigėme. Dėkoju Jonavos savivaldybei, Žeimių seniūnui, kuris paskutinę kadencijos dieną dirbo, Faustui Pilipavičiui. Dėkoju Sigitai Montvilaitei, kurios lėšomis buvo įrengtas informacinis stendas, Artūrui Narkevičiui, Raimundui Volbergui už parodos surengimą, Žeimių daugiafunkcinio centro moksleiviams su mokytoja, Juditai Puišo, palikuonėms, kurie atvyko iš tolimų šalių ir visiems dalyviams. Te laimina Jūs Dievas.